Taigi sveiki visi, šiandien yra mūsų pirmas video. Jo. Tai Čia jo, viskas apie mus ir mūsų kanalą. jo, tai čia mūsų logotipas. Taip. Tai Jo. ja, mes čia pasakysim apie save keletą dalykų, apie kanalą, kaip ten viskas Taip. vyks. Pirmą pradėsim nuo Luknės, kuri čia kalba va tokiu balsu. Le. Na gerai, Pasakyk labas. labas. Man toks. Čia yra Luknė. Ja. Nu tai gerai. Tai... O mano balsas yra toks. Labas. Smiltė. O ir dar kartais bus mano sesė Nora. Jos dabar nėra. Jo, nu tai jo, tai jos dabar nėra namuose, jinai negali ateiti į šitą pirmąjį video. Gerai. Tai jo, tai pirmiausia papasakykim turbūt apie mūsų kanalą. Tai mes kelsim įvairių video, kelsim turbūt Robloxą, Lego ir Barbių. Tai pirmiausia apie Barbių video. Taip. Tipo, skamba kan leliukiškai, bet mums pradėjo visai patikti kelti tokius video. Mes šiaip tais visai seniai svajojam daryti. Būti youtuberės. Jo, tai tiesiog nusprendėm, kad bus dar visokiausių challenge'ų. Turbūt. Na tai gerai, tai dabar pradėsime nuo Barbių ir papasakosiu aš veikėjus Barbių video. Tai bus jauniausia Paulina, čia Smiltėje bus. Taip. Tai Nora bus, kaip sakiau, negali jinai čia šiandien. Ir tos Smiltės sesė su Nora, tai jos vardas bus Saulė, aš mama ir tėtis ir Paulinos geriausia draugė. Ir dar, Domas tu būsi. Biški čia susimaišiau aš, bet aš būsiu Domas. Tai jo, tėtis, mama, žinote. Ir dar kartais kitokių veikėjų, kuriuos tiesiog parodysim, kad, pavyzdžiui, jeigu būtų parduotuvės sėdė, tai taip negali būti tiesiog mes parduotuvėje. Tai. Nes kada jūs gyvenime esat buvę vieni parduotuvė. Nebent ateinat grinai 7, jeigu atsirado. Arba mažytė labai parduotuvė. Tipo, ten, pavyzdžiui, kur kaimo parduotuvė, ten tiesiog būna nedaug. Tiesiog būna visokiausių snacks ir būna 1-2 žmogus. Jo. Tai jo. Tai dabar pakalbėsim apie... Na tai gerai, tai dar apie Barbių biškį pakalbam ir po to eisim prie kito video. Tai apie Barbių tai mes darysim kartais ant geltono tokio kerimo, kartais ant... Tokio balto, kaip čia dabar. Kaip toks. Tai jo. Tai gerai. Ir dabar pradedam, dabar darom Robloxo. Gerai. Robloxo video turbūt bus įkeltas Draston Piras, tikiuosi, kad bus. Jeigu nežinot, kas yra Draston Piras, tai čia toks Robloxo žaidimas sen, kur tipo apsirengi pagal temą ir tada tipo vautini už kitus ir turi pozuoti ten ir už tave irgi. Čia praktiškai modelių šou tik per žaidimą. Ir jo. Ir dar turbūt bus ir kitokie, dar nežinom. Ir tada dar turėtų būti obiai. Jeigu nežinote, tai... Ten, kur tipo reikia, jo. Šokinėti, veikti visokiausias kliūtis. Jo, tik Robloxe tam žaidimą. Tai mes tokį esam pastatę Lego, kurį mes planuojam tą video padaryti. Jo. Ir jo, tai bus ten kaip ir mes su Smiltė, kurios turbūt daugiausiai vaidina kaip visada. Ten Noros nemanau, kad bus. Jo. Dėl to nes jo. Nes todėl, kad, žinot, ji biškai jaunesnė, ji gali sulaužyti ir tiesiog būtų katastrofa. Jo, vidury, pavyzdžiui, video. Jo, tai jis nenori to pamatyti. Ir pavyzdžiui, mes vos ir ne mėnesį užtrunkam juos pastatyti. Tai jo. Nors netrodo tik daug, bet mes kartais negalim susitikti, nes mes nesesės, yra Smiltė ir Nora sesė, aš nesesė jų. Jo, ji visai kita šeima. Tai jo. Aš su geriausia draugė.
Taip, geriausia draugė, kuri vos ne kiekvieną dieną susitinka. Tai jo. Su tavimi. Tai gerai, dabar kažkas apie mus. Kuri nori pradėti? Aš galiu pradėti. Okay. Mes abidvi lankom meninę gimnastiką ir mums jį visai patinka. Jo. Bet kartais užknisa. Jo. Nes tie apšilimai praktiškai pusę pamokos užima. Tai mums dar su Smilte, nežinau, ar dar Smilte labai jau patinka, bet man patinka Sanrio. Man irgi patinka, tik biškai atsibodo, bet vis tiek patinka. Nežinau. Jo, jie tokie cute, jeigu nežino, tai yra Kuromi, Hello Kitty, Cinnamoroll, Pampurin ir dar kai kurie nėra pagrindiniai. Tai jau. Galiu atnešti biškai pavyzdžių. Tai pavyzdžiui, kaip ten sakiau, Cinnamoroll, nusakėme, Jo. Cinnamoroll, Pampurin. Tai gerai, čia yra Cinnamoroll. Kaip mato, čia maždaug toks va, arba toks va. Jo, pavyzdžiui, Jo. dar. Tada yra- čia tokios lipni juostelės. su Nu, čia Cinnamoroll. lipdukai. Jo. Jo, jis va Ir taip vienas kažkur lipo man prie kelnės. Čia yra tokia kaip ir tašytė. Nu, tokia kaip ir piniginytė, bet ne piniginytė. Jo. Dar yra čia tikra piniginė Cinnamoroll. Jo. Man Luknė padovanojo per 9 gimtadienį. Gal jau tau 10 biškų užvaržau. Dabar biškį pakelt kamerą. O čia yra Pampurin. Gerai, tai Va čia šitas yra- geltonas. Jo. O čia yra Hello Kitty. Tas Turbūt jau baltas. visi žinot, kad Hello Kitty. Taip. Kas nežino Hello Kitty. Jo. Tai jo. Tai mums patinka dar statyti Lego ir... Jo. Ir mums patinka dar daryti Barbių dalykus, nu tipo mini, nes kai kurie yra pirkti, o kai kurie mūsų pagaminti yra. Kai kurie atrodys tragiškai, nes mes iš labai ilgai ruošiamės šitiems video, Jo. tai mes turbūt kelsim ne kiekvieną dieną, gal kas antrą dieną, Jo. nelabai dar žinom grafiko, kaip dėsim, tai, Bet sugalvosim, bet nebijok. turbūt gal į savaitę vieną kartą arba kas antrą, arba Jo. skirtingai. Nu, tiesiog pasižiūrėkit kiekvieną dieną. Jo. Tai jo. Gerai. Tai dabar pasakysim top 3 mėgstamiausias spalvas. Jeigu Jo. nežinot, ką reiškia top 3, tai tipo 3 geriausios spalvos. Nu jo, tarkim, Žalia, mėlyna, violetinė. tarkim, violetinė mano pirma, tada žalia mano antroj vietoj mėgstamiausia ir trečioj mėlyna. Tarkim šitai, bet ne iš tikrųjų. Dabar Luknė pasakys. Tai pirma. mano pirmoji vieta yra violetinė, čia yra my favorite color. Toliau antroji yra šviesiai mėlyna, jinai tokia graži. Jo. Ir trečioji vietoj, realiai dar nelabai apsprendus, ar rožinė ar žalia. O mano mėgstamiausia spalva pirmoj vietoj yra šviesiai violetinė. Tada, Pas man irgi šviesiai violetinė. tada antroji vietoj yra šviesiai rožinė ir trečioj vietoj yra šviesiai mėlyna. Man patinka šviesios spalvos. Jo. Bet man patinka tamsus žymis. Ir balta. Man patinka balta ir juoda deriniai. Ok, nice. Aš dar biškai pakalbėsiu apie savo sesę Norą. Jos mėgstamiausia spalva, žinau, kad yra rožinė. Dar pasakysim savo mėgstamiausius gyvūnus. Mano mėgstamiausias gyvūnas yra šuo. Mano mėgstamasis gyvūnas yra koala, tada panda ir tada šuo. Mano sesės tai beveik kiekvieną savaitę keičiasi, tai nežinau visai. Tai jo. Ir kaip ir sakiau, mano sesės mėgstamiausia spalva yra rožinė, tikrai žinau. Ir jos geriausia draugė yra Agota iš darželio jos. Tai jo. Jo, jinai darželį eina. Jo. Tai gerai, tai daugiau mes jums netrukdysim daugiau laiko. Taip. Jo, mūsų tipinis atsisveikinamas ir Ir viso gero. ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.